Niekad neimat pieno ar varškės, jei ant jo nėra užrašyta liesas, nes rūpinatės savo sveikata? Blogai. Riebalai yra vienas iš 3 svarbiausių dalykų, ko žmogui reikia – angliavandenių, riebalų ir baltymų. Ir reikia visų 3. Todėl nuolatinis ir atidus riebalų vengimas neveda link sveikatos. Taip, žinoma, jų nereikia per daug, ypač tų, kurie dalyvauja sausainiuose, pyraguose ir panašiuose visiškai nevertinguose produktuose, bet kokia maisto medžiaga, kai jos vartojama per daug, ims kenkti. Net vanduo. Jei maiste trūksta riebalų, gali trūkti jėgų, nes su maistu gaunama per mažai į energiją verčiamų medžiagų. Vitaminai A, D, E ir K neturės kame tirpti, o trūkstant jų kenčia rega, imunitetas, oda, dantys, gleivinės kaulai, širdis ir kraujagyslės ir kamuoja visokie skausmai. Trūkstant energijos iš maisto kyla alkis, paprastai ieškoma ko nors saldaus, dar ir todėl, kad mažai riebalų turintis maistas paprastai yra netoks jau ir skanus, o vienintelė skani alternatyva riebalams yra saldumas. O tuo tarpu riebaliniuose audiniuose rusena nuolatinis uždegimas ir vystosi atsparumas insulinui ir diabetas, taip pat kenčia širdis. Lyginant labai nutukusius žmonės, kurie laikėsi riebalus ribojančios ir angliavandenius ribojančios dietų, daugiau svorio numetė angliavandenius ribojusi grupė. Šių žmonių jautrumo insulinui ir trigliceridų, tai yra kraujyje plaukiančių riebalų kiekio rodikliai, taip pat pagerėja. Jei moteris turi per mažai riebalų organizme, joms sunku pastoti. Beje, originalusis tyrimas apie tai, kad riebalai kenkia širdžiai, yra rimtai sukritikuotas dėl šališko rezultatų pateikimo. Teisingai vertinant surinktus duomenis, tokio ryšio nėra. Taigi, skanių avokadų, riešutų, alyvuogių, kokosų aliejų, riebių žuvų ir sviesto. Tyrimai, kuriuos cituoju šiam tekste, yra pateikti nuorodose. Skanaus, taikos ir ramybės.